Daugelis žmonių, kurie bijo viešai kalbėti, tie žmonės bijo būti savimi. Jie bijo būti nepatogus, bijo neatitikti standartų, bijo, ką kiti žmonės pagalvos. Ir pastebėkit, ar jūs tada leidžiat savo būti savimi? Ar jūs leidžiat tada save išreikšti? Ar jūs esate laisvi, laimingi, džiaugsmingi gyvenime? Ar jūs jo labiau galite įtakoti aplinką ir atskleisti savo lyderystės savybę? Deja, ne. Bet jūs visą tai galite pakeisti. Atkeliaukite į mano nemokamas dirbtuves. Registracijos nuoroda pačioje. Ir aš jūs išmokysiu tapti laisvesniais, mažiau priklausomais nuo kitų žmonių įsivaizdavimų, mažiau priklausomais nuo gėdos, kaltės, baimės kažkokių jausmų. Ir tiesiog jūs pajusite, ką reiškia būti savimi, ką reiškia priimti, mylėti save, ką reiškia būti unikaliu savitu ir tuo, kuris galbūt pradės kurti daug geresnius viešo kalbėjimo standartus, bendravimo standartus,